Daugelis mūsų domisi, iš kur yra kilę, kas buvo mūsų protėviai, iš kur atkeliavo, kokius jų bruožus mes paveldėjome. Į baltų priešistorės kilmės ir tapatybės klausimą geriausiai atsako genetika. Tai biologijos mokslo šaka tyrinti genetinės medžiagos koduojamą informaciją, paveldimumo ir kintamumo dėsnius. Genetiką tyrinėjantis nepriklausomybės akto signataras Vidmantas Pavilionis teigia, kad genetika gali ir atpainioti Europos maišalynėje susimaišiusias Europos tautas. Čia Lietuvoje irgi šita problema truputėlį yra aktualoka, taip sakant, sutapatinant tautybę su kalba. Paaiškėjo iš genetikos, kad kalbos daugelio tautų kalbos yra jau kelis kartus pasikeitę, jos yra užneštos, o genetinis paveikslėlis tautos yra visai kitas. Ne viena tauta kalba visiškai nebūdinga jos tai grupiai kalba. Iš kitos pusės reikia pasakyti, kad visos tautos yra sudarytos kaip puokštės, kompozicijos tam tikros. Nėra absoliučiai grinų tautų. Genetikos mokslas gali sugriauti istorikų gražiai į lentynėlę sudėliotus kūrinius apie tautų, valstybių kūrimąsi ir jų tarpusavio santykius. Kalba mus formuoja. Kalba formuoja netgi mūsų veidus, išraiškas ir panašiai, ir mąstymo būdą. Tai viską tą sudėjus, tai noriu pasakyti, kad iš pradžių lyg tarsi jau buvom suskirstyti pasaulio tą istoriją ir visas paveikslėlis buvo suskirstytas pagal archeologų ir kalbininkų duomenis. Staiga atėjo genetika ir išstumdė visą šitą dėlionę. Dabar jinai išstumdyta yra visiškai ir aš už tai niekur nenoriu čia kalbėti labai kategoriškais pareiškimais. Nes vieną savaitę yra vienos pažiūros, po 2 savaičių jau gali būti kitos pažiūros. Jau tada įsiaiškino kitaip, sudėstė kitaip, bet vėl kažkas netiko, vėl išstumdė ir vėl stumdo iš naujo. Dabar labai daug atsirado arijų. Tai ką aš norėjau pasakyti, A1, A1 grupė yra laikoma kad arijai. Tai labai daug kas apsidžiaugia. Baltų ir kaiminiškų bei giminingų tautų genų tyrimai pateikė daugybę visiškai netikėtų atradimų. Paaiškėjo, jog labai tolima kalba šnekančios tautos mums yra kur kas artimesnis nei tos, su kuriomis mes randame daug istorinių ir lingvistinių bendrysčių. Genetiškai neabejotinai, kad šiandien akivaizdžiai matome, kad artimiausi yra mums latviai ir estai, kaip iš tikrųjų yra ir ant geografinio žemėlapio. Ir toliau būtų slavai, baltarusiai, lenkai, rusai. Ir jau toliau eina, nors, pavyzdžiui, suomiai tarytum arti, bet jie yra žymiai toliau, ryškiai toliau. Ir aišku, kitos tautos. Genetikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras Vaidutis Kučinskas teigia, jog kalba nebūtinai yra tautų genetinio bendrumo rodiklis. Todėl netikėtas atradimas yra estų ir lietuvių genetiniai panašumai. Kaip pavyzdį mokslininkas pateikia vengrų tautą, kuri yra priskiriama prie ugrofinų, tačiau genetiškai artimesni nei turėtų atrodyti. Aišku, žiūrint tą, ką aš jau minėjau, kad artimiausios yra mums genetiškai latviai ir estai. Beje, estai yra kitos kalbinės grupės. Tačiau šičia yra labai geras pavyzdys. Kitas pavyzdys yra dar vengrai, kurie yra tarytum toliau nuo mūsų, taip pat kitai kalbiniai grupiai priklauso. Bet irgi žiūrint į tą dendrogramą ir kaip jie toli genetiškai nuo mūsų, tai nėra taip toli, kaip galvotume, kaip turėtų tarytum būti, nes kalbiškai yra žymiai toliau. Tai štai rusai, aišku, jau yra slavai, tiksliau sakant, jau yra šiek tiek toliau. Pasak Kučinsko, ugrofinai atkeliavę nuo Uralo teritorijos sugebėjo įtakoti ir netgi pakeisti kai kurių indoeuropiečių genčių kalbą. Tačiau genetiškai jas nedaug tepakeitė. Madjarai, kurie atėjo nuo Uralo teritorijų ir ugrofinai, reiškia, ugrai, reiškia, kurie atėjo ten, užkariavo tarytum tą teritoriją. Tačiau kalbinė prasme ir kultūros prasme jie buvo šiek tiek tikriausiai aukštesnės kultūros negu tie, kurie ten vietoje gyveno. Ir dėl to galiausiai perėmė tą kalbą iš tų, kurie atėjo. Bet jų buvo tiek palyginus nedaug, manoma taip, kad
neįstengė pakeisti tų vietinių gyventojų genomo. Reiškia, jų įnašas į tą vietinę populiaciją buvo nedidelis. Dėl to genomas liko tų gyventojų, kurie gyvena, tačiau kalba atėjo iš kitur. Tautų genetikos tyrinėjimai veda prie didžių atradimų. Tačiau gali nuvilti ir daugybę mokslininkų, nes šiandien kaip tik aiškėja, kad senųjų arijų indoeuropiečių kraujo turi tautos, apie kurias mes net nepagalvotume. Irgi esu kelis kartus suklydęs, pažiūrėjęs įdomų veidą ir galvoju, šitas žmogus galbūt bus tos grupės. Kai pasitikina, pasirodo, jis yra kitos. Sakykime, Rusijai ten apie 47% randa tų R1A1 grupės, na ir visi tie, kurie R1A1 laiko save arijais. Ir koks jų buvo didžiulis nusivylimas, kai paaiškėjo, kad kirgizų arijų yra daugiau. Nors išvaizda to nesako, bet kirgizų tėvų linijų pagal tėvą yra daugiau gavusių indoeuropiečių genų, taip sakant, vyriškoji linija. Bet išvaizda priklauso nuo motinų ir priklauso apskritai nuo tos kompozicijos, kokios ten tautos kažkada seniau ir ėjo. Taip, kad nereikia būti šito irgi srity kraštutiniais ir nereikia labai džiaugtis ir nereikia nusivilti. Iš kur mes atėjom? Baltai, slavai, keltai, romanai, albanai ir kiti senųjų indoeuropiečių palikuonys. Mokslininkai mano, kad mūsų protėvynė ne Europa ir net ne Azija. Tai manau, kad buvo susijęs su tokiais geologiniais procesais, su apledėjimais, tarkim, ta teritorija, iš kurios manoma, kad galėjo kilti, bet niekas nežino, kaip toliau buvo prieš dar tai. Bet teritorija, tarkim, ir Sahara, kur dabar yra, bet mes dabar akivaizdžiai žinom, kad kur buvo Sahara, anksčiau buvo ne Sahara, buvo puikiausias klimatas gyventi žmogui. Pasak habilituotų mokslų daktaro Kučinsko, daugėja įrodymų, jog mūsų protėviai atsikraustė iš Afrikos. Tai šiandien yra pagrindinės teorijos, kurios kalba apie tai, kad žmonės į šitas teritorijas tikriausiai atsikraustė iš Afrikos. Ir ta žmonijos kilmė iš Afrikos, tai yra daugybė įrodymų, kad tikriausiai taip. Ir tik tada iškyla klausimas, kaip tie vyko kraustymaisi, kokiais laikotarpiais, ar jie iš karto sėdo ant arklių ir atjojo į čia, ar galbūt sustojo kažkur pakeliui. Ir daugelis kitų aspektų, kuriuos bandoma šiandien labai tiksliai nustatyti ir datuoti, kada kas įvyko. Iš čia seka kita labai svarbi išvada, kad mes negalime atitrauktai galvoti, kad čia mes tik tai lietuviai ir aplink čia mus nieko nėra. Šiuo metu Lietuvos ir Ukrainos genetikai atlieka tyrimus, iš kur į Europą plūstelėjo indoeuropiečių banga, kur buvo jų sekanti stotelė. Mes vykdom nemažą projektą kartu su ukrainiečiais ir rusais, iš Maskvos ir iš Ukrainos tam tikrai žmonėm, aišku, yra daugiau žmonių ir mes. Ir dabar ruošiam publikacijai faktiškai darbą apie šitą teritoriją. Jeigu žinote Gimbutinės teoriją, kuri sakė, kad indoeuropiečiai atėjo iš stepių Ukrainos ir ten nuo Volgos kažkur. Tai štai šia prasme mes bandome pasižiūrėti šitas teritorijas nuo Juodosios jūros, nuo Kaspijos Juodosios jūros link čia, link šiaurės. Tai yra tūkstančiai ir daugiau skaičių, kuriuos reikia palygyti. Spėjama, kad indoeuropiečių gentys atkeliavo iš pietų, pro dabartinės Turkijos teritoriją. Viena iš tokių idėjų būtent, nes jeigu galvojam, kad migracijos prasidėjo, tarkim, žemdirbystė maždaug prieš 10 000 ar 9 000 metų iš Anatolijos, reiškia Turkijos dalies, kraustys į šiaurės vakarus, tai dabar štai čia aš turiu kaip tik Piazza ir Cavalli Sforza iš Stanfordo universiteto rašo apie tai, kad
tikriausiai galbūt buvo taip, kad kaip tarpinė stotis galbūt ir buvo šitą, ką rašo Gimbutienė. Jie cituoja Gimbutienę kaip vienas iš pagrindinių autorių. Jungtinių Amerikos valstijų archeologė, lietuvė Marija Gimbutienė savo veikale Baltai priešistoriniais laikais teigia, jog 5–4 tūkstantmetyje iš Eurazijos stepių į vakarus plūstelėjo kurganų kultūros žmonių banga. Apie 3000 metų prieš mūsų erą naujieji užkariautojai visiškai sužlugdė senąją Europą. Kurganų kultūros žmonių pergalė aiškintina patriarchalinės visuomenės struktūros dominavimu, veiksmingais ginklais ir žirgų naudojimu kovojant. Gimbutienė taip pat teigia, jog baltų substrato kultūros ėmė plisti laikotarpyje nuo 5 iki 2 tūkstantmečio prieš mūsų erą. Gyventojų judėjimas vyko iš teritorijos apimančios Volgos žemupį, Doną, tarp Kaspijos ir Juodosios jūrų. Dabar yra nauji paskaičiavimai, kurie vis dėlto leidžia manyti, kad galbūt Gimbutienė buvo teisi ir gali būti, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie ten gyveno, buvo tam tikras tarpinis etapas, kuris, kadangi galiausiai iš tikrųjų matome, kad nebuvo taip, kad, ką aš pradžioje pasakiau, kad sėdo ant arklių ir atjojo čia. Buvo per daugelį etapų, daugelis bangų, keletas bent bangų ir tas kraustymasis vyko ne visai taip jau paprastai. Genetikai ieškodami indoeuropiečių tautų bendrysčių ir skirtumų, taip pat kaip ir lingvistai sudarinėja genetinius medžius. Ir aišku, tai kartais atitinka genomas ir lingvistika, reiškia, yra tokie tyrimai atlikti, dendrogramos sudaryta, kaip tautos indoeuropiečiai, kaip pasiskirsto ir suskaičiuoja atstumus tarp atskirų kalbinių grupių, atstumus tarp atskirų tautų pagal lingvistinius požymius. Ir taip pat tą padaro pagal genominius požymius. Ir tie medžiai yra labai panašus. Genetikos mokslas, pasak Vidmanto Pavilionio, sugriaus daugelį istoriniais laikytų faktų. Mat aiškėja, jog garsūs karvedžiai, diktatoriai klydo, teigdami besą arijai. Turim visiškai puikų pavyzdį. Apgailėtiną pavyzdį vokiečių politikos karo metais, kada skirstė visus į arijus ir ne arijus. Tai dabar aiškėja, kad tų vokiečių arijų ten iš viso klausimas, kas tie arijai yra. O kad Adolfas buvo nearijietiškos grupės, tai jau beveik 100%. Yra patikrinta, žurnalistai irgi tokį eksperimentą padarė, patikrino ten netoli 40 jo giminaičių. Ir jis atrodo, kad jis yra nearijietiškos grupės. Napoleonas taip pat nearijietis, afrikinės kilmės, kaip ir Hitleris. Taip kad, čia apie ką mes kalbėsim. Visi mes iš kitos pusės afrikinės kilmės, bet tą grupelę mes maždaug jaučiam, kada išėjo ir kaip jinai, kokiais keliais keliavo. Kai ką turėtų nustebinti, o kai ką ir nuvilti žinia, kad Kijevo Rusiją įkūrė, Rusija suvienyje kunigaikščiai bei garsiausi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovai, ne slavai ir ne baltai. O čia, man atrodo, šitą temą labai gerai susisieja su genetika. Genetika dabar galutinai įrodė, kad riurikaičiai buvo ne slavų kilmės, ne R1A1, o N1C1 grupės, taip pat kaip mūsų gediminaičiai. Šitą jau įrodė. Tik aišku, su gediminaičiais jie yra giminingi, tik tai 1000 metų yra skirtumas. Tačiau tai nereiškia, kad lietuvių tauta itin maišėsi su visokio plauko perėjūnais ir užkariautojais. Ir mūsų tas lietuvių paveikslėlis, sakykime, vyriškosios pusės lietuvių tautos mane truputėlį nustebino, nes čia nuolatos Lietuvoje yra kalbama, per mus ėjo įvairios kariuomenės, per mus čia plūdo visokie tvanai, marai ir visi panašiai, ir mes lietuviai esame maišyti, oi sumaišyti. Tai dabar galiu pasakyti drąsiai, kad mes lietuviai esame viena iš mažiausiai maišytų tautų. Lietuvoje vyrauja dvi pagrindinės indoeuropiečių genetinės grupės. Tai akivaizdus įrodymas, kad lietuviai genetiškai gryniausi išlaikė seniausią indoeuropiečių kalbinį pavidalą. Mūsų praktiškai sudaro du komponentai, dvi grupės. Kadangi tos genetinės grupės yra daug senesnės už dabartinės tautas, tai jos yra pavadintos raidėm. Taip sakant, yra laikoma, kad kažkada Adomas visgi gyveno Afrikoje ir jo palikuonys, visi esame vieno vyro palikuonys. Ir tie palikuonys išėjo iš Afrikos, pasuko daugumą į Aziją, dalis čia tiesiai į Europą atėjo.
Ir tik tai ilgai būdami izoliuoti arba ilgai gyvendami atskirai tam tikros grupės dėl mutacijų išsiskyrė. Ir todėl yra visos iš tikrųjų sudarytas toksai medis ir tos visos atšakos, kurios išsiskirstė, yra pažymėtos raidėmis. Tai Lietuvoje gyvena pagrindinės dvi grupės, kurios sudaro apie 80% Lietuvos vyrų, tai yra tokia N1C1 grupė ir R1A1. Apie tą R1A1 yra kalbama, kad galbūt tai yra tie būtent indoeuropiečiai, kurie atnešė tą mūsų seniausiąją kalbą, kurią mes čia didžiuojamės. Kalba, kuri seniausia iš gyvų indoeuropiečių kalbų. Ir kaip šitie žmonės sugyveno, visiems dabar klausimas. Iš viso yra labai įdomių dalykų, dabar mes galim iš to išskaityti iš genetinių tyrimų. Jeigu tik tai pusė vyrų yra indoeuropiečiai, o kai mes žinom anksčiau per visokius karus ir užėmimus, paprastai nugalėjus pusę naikindavo vyrus nugalėtusios, pasiimdavo tik tai moteris. Šiandieniniai senųjų indoeuropiečių provaikaičiai nė nenutuokia, kokią galią yra paveldėję iš savo protėvių. Ir įdomus yra dalykas, ir čia galvoju, kad galbūt irgi toksai momentas yra Lietuvos stiprybės anų laikų viduramžiais. Kadangi visgi R1A1 grupė yra stepiniai raiteliai. Tie, kurie gali nujoti didelius atstumus, gali pult kardais tankus ir panašiai. Ir kada šitą, taip sakant, gaivalingą jėgą, kaip jotvingiai, kurie puldavo nežiūrėdami, kiek jų yra ant priešo. Lietuvių vyrų tas dviejų grupių mišinys, aš galvoju, reiškia, tų drąsių, betodariškai kovingų žmonių ir išmintingų strategų, kūrinčios strategijas ir naudojančias įvairias technologijas, atkreipė dėmesį, kad lietuviai labai staigiai perėmė ir artileriją, ir visą, ką tik tai paskaičiuočius pamatydavo. Labiausiai lietuviams kiša pagalį į ratus savo vertės nesuvokimas. Jau seniai Lietuvos didžiuosius kunigaikščius reikėtų vadinti karaliais. Ir kada važiuoji per Baltarusiją, per Ukrainą, per rytinę dabartinę Lenkiją ir matai lietuvių nuveiktus darbus, ir kada čia kartais bandoma paaiškinti, kad čia nieko panašaus, kad tenai buvo, reiškia, slavų kultūra ir visa kita, tai jūs atkreipite dėmesį, kokiam stiliui yra pastatytos lietuvių valdymo laikotarpio pilis, bažnyčios ir visa kita. Tai nekūrė slavų kultūrą tų bažnyčių, tai kūrė lietuviai, kurie nešė tą kultūrą. Europietinė kultūra nešė, jinai skiriasi irgi ir nuo vokiškos, ir nuo lenkiškos, tai yra ta būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, o prieš tai karalystės kultūra. Na taip, mes pripažįstam, kad, reiškia, susidėję su Lenkija, apkrikštinti tapom kunigaikštystę. Tai galbūt šitą reikia momentą labai aiškiai ir apibrėžti, ir istorikam čia yra didžiulė užduotis, nes iki krikšto Lietuva buvo tikrai karalystė, nebejotina karalystė ir pripažinta karalystė. Ne popiežiaus pripažinta karalystė, bet aplinkinių tautų pripažinta karalystė. Ir apie tai mes irgi čia turėtume dabar diskutuoti, o istorikai turėtų vieną kartą galutinai padėti tašką. Šiandien lietuviais mes vadiname visus, kurie lietuviškai kalba, savo tautiečius. Bet anot Vidmanto Pavilionio prieš šimtmečius Lietuva galėjo reikšti visai ką kitą – giminiškų tautų sąjungą. Va tai lietuviai yra ne vieną kartą šitaip sumažėja ir padaugėja, Aš lietuviai žodį vartoju baltų prasme, nes dar niekas iš istorikų nėra įrodęs, kad Lietuva buvo gentis. Yra čia tokių pasakojimų, kad lietuviai reiškia siaurąją prasme Lietuva ir plačiąją prasme Lietuva. Lietuva nėra genties pavadinimas, čia yra mano asmeninė nuomonė ir aš matau, kad čia daugiau žmonių jau pradeda laikyti šitos nuomonės, aš šitą seniai galvojau. Lietuva yra susivienijimo, žodis reiškiantis susivienijimą, apsijungimą. Tai lietuviai gali būti prūsai, lietuviai gali būti jotvingiai, lietuviai gali būti galindai, apie kurias mes čia šnekam, tie galindai vakarų, tie galindai rytų. Nes va dabar netaip seniai skaičiau ir rusų diskusiją, tai ir jie patys skaitydami savo tos senasias kronikas ir raštus randa, kad galindai buvo vadinami Litva. Žodis Lietuva, lietuviai, litvinai prieš šimtmečius turėjo visiškai kitokią prasme. Žmonės, kurie užsiima bendrų reikalų, kas liejasi. Yra ir kitų aiškinimų, kad leičiai reiškia yra kilę iš pasienio
genčių, kurias saugojo Romos imperijos pasienį. Kad, čia yra keletas tų teorijų, bet greičiausiai, kad visgi Lietuva tai yra bendrė baltams taikytas pavadinimas. Bet baltai, kurie susijungdavo, nežiūrint kokios genties, ar jie Žiemgaliai, Jotvingiai, ar dalis prūsų, ir eidavo, sakykime, iki Karelijos, nes visur ateidavo Lietuva kariauti. Į Ukrainą eidavo Lietuva, Galindose minima, kad, reiškia, ėmė Galindus, o mušėsi su Lietuva. Tai reiškia, Galindai priklauso tam pačiam junginiui. Tam pačiam junginiui, kurie turėjo bendrus dievus, kurie turėjo bendrą tikėjimą ir suprato savo kalbą, tai reiškia, liudija bendrą kultūrą. Gali būti, kad lietuvių ir slavų tautų ateityje laukia didžiulis siurprizas. Daugelį amžių vienas su kitu kariavę, neapykantą sėję, gali paaiškėti, kad šių tautų piliečiai yra tikri giminaičiai. Kaip sakau, tas N1C1 grupė yra tam tikras lakmuso popierėlis lietuviui. Nes nei rusas, nei lenkas, nei vokietis negali, nepraėjęs baltiško etapo, taip sakant, nepabuvęs lietuvių, bent didžiąją prasme plačiąją, jis negalėjo tapti tos tautos atstovų. Nes visgi mes čia sėdim seniausiai šitose teritorijose. Apie slavų atėjimą dabar irgi genetika rodo, kad tai yra vėlyvas atėjimas. Ir tiek, kad, reiškia, ta R grupė, kuri yra gimininga slavams ir mum, tai dabar bandoma išskirti, kuris pogrupis yra kurios bangos. Nes slavai praktiškai yra antroji baltų banga. Dabar labai plačiai kalbam apie tokius baltos slavus. Ir tas vėl išplaukė iš genetinių tyrimų. Slavai suprato, kad jiem nėra reikalo skirtis nuo baltų. Ir dabar labai plačiai ir rusai, ir lenkai pradeda kalbėti, kad yra baltos slavai. Bet iš tikrųjų, lietuviuose ta teorija, kiek aš suprantu, labai mažai kieno palaikoma, nes iš tikrųjų greičiausia kamienas yra baltų, o slavai yra šaka, kuri atsiskyrė, pabuvo šalia ar iranėnų, ar kažkurį laiką ir su tam tikrais pokyčiais grįžo atgal. Ir tada jinai užėjo tą bangą ant mūsų. Diplomatas signataras Vidmantas Pavilionis ragina mus visus tautiečius atidžiau patyrinėti ne tik tautos, bet ir savo šeimos genetiką. Tai yra dar vienas instrumentas, leidžiantis sudaryti mūsų tautos paveikslą. Kiekviena tauta susidaro savo paveikslą. Ir kartais mane tas stebina, kad žmonės nenori sužinoti savo genetinių duomenų dėl to, kad jis turi nusipiešę savo paveiksliuką, jis nenori nusivilti. Tai aš kartais godžiu tos žmonės, kad vis tiek tau tikrasis žinojimas apie tavo protėvius yra daug vertingesnis negu nežinojimas arba įsivaizdavimas. Tai tik pradžia. Televizijos laidų ciklas Didžioji Lietuva bus tęsiamas. Žiūrovai galės susipažinti su Europos ir pasaulio indoeuropeistikos, baltistikos tyrinėtojų atradimais, kurie atvers duris į naujas, dar netikėtas, bet visiškai moksliškai pagrįstas mūsų praeities šaknis. Laukite tęsinio.